Duris atveria prezidento Valdo Adamkaus biblioteka muziejus atnaujintame pastate. Čia daugiau nei prieš šimtmetį pastatytame name tarpukariu buvo pirmoji Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Mūsų dienomis čia įsikūrė Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos institutas ir Valdo Adamkaus biblioteka muziejus. Tinkamų žodžių šią akimirką išreikšti savo jausmams. Esame liudininkai ir dalyviai naujo židinio mūsų valstybinėme gyvenime, naujoje, sakyčiau, istorinės institucijos įkūrime. Esu giliai dėkingas Kauno miesto merams už šio istorinio pastato paskyrimą, ministrui pirmininkui už vyriausybės paramą, Vytauto Didžiojo universiteto rektoriams Sigmui Lydekai ir Juozui Augučiui, Išeivijos instituto vadovybei, visiems rėmėjams, kadangi be jūsų pastangų ir paramos ši idėja nebūtų virtusi kūnu. Prezidentas Valdas Adamkus šiandien dovanoja savo gimtajam miestui ir visai Lietuvai didelę istorinę dovaną. Ir jos vertė daug didesnė nei materialinė išraiška. Lietuvoje atidaroma pirmoji prezidento biblioteka. Mums dar neįprasta nauja edukacinė kultūrinė erdvė, kurioje sukauptas šalies vadovo istorinis paveldas. Aplaukime. Ponios ir ponai, štai tą akimirką. Jūsų plojimai. Iš šitų erdvių ir galite įsivaizduoti, ką tai reiškia. Todėl aš vieno dalyko paveikslai, kurie dabar sukabinti, vėlgi jie sudaro tam tikrą reprezentacinę parodą nuo visumos, kurios mes ir negalėtumėm apglėbti.